labas visiem. Tai ką norėjau pasakyti, kad grįžę gal po daug laiko, kai nepausinau, aišku, video. Tai taip, aš ilgai nepausinau dėl to, nes čia vyksta daugiau dalykų. Ir taip, aišku, aš esu naujų VTuberių. Ir beje, visi nerašykite komentarus, kad gražiai nupiešiu ir taip toliau, nes aš naudojau specialią programėlę, kad jūs tai susikurt ir aš galbūt turėsiu pataisyti arba perpiešt kažkaip. Aš padarysiu tutorialą kada nors, tik ne šiandien, nes aš esu užsiėmęs, labai užsiėmęs, tai yra mokykla, tai yra tos šventės ir taip toliau. Tai sveiki visi sugrįžę. Turiu daug ką pasakyti dabar kas, tai sveiki. Dabar daug kas vyks kanale, tai aš sukuriu Minecraft'o serverį. Galėsite prisijoinint ir rasit ir adresą ir pavadinimą šiame kanalo aprašyme. Tai tiesiog apačion pasižiūrėkit ir rasit aprašymą. O šiaip dar vyksta mano Minecraft'o texture pack kūrimas. Aš tik tais galvoju, kad jis vyks ant Javos, o jeigu turėsiu kad nors laiko, aš bandysiu nukopijuoti visus failus ant Bedrocko. Tai galėsit siųst, kas ant ko nori. Texture packas nebus tas, kuris pakeičia absoliučiai žaidimą, bet tiesiog viskas bus mieliau, labiau gėlyčių, daugiau ten visokių. Ir aš nedarysiu jau ten tų, kur absoliučiai viską pakeičia. Tai gerai. Čia yra tos dvi naujos naujienos ir dar kažkas galės prisijungti prie mūsų kanalo. Ne tai, kad prisijungt, bet aš filmuosiu video su žmogum, kuris turi kanalą, mes kartu filmuosiu video. Tai yra dar viena naujiena. Ir beje, ačiū visiems už 20 subscriberių arba 21, labai ačiū, kad žiūrite mano video. Ir jeigu jūs galite, prašau, prenumeruokit, labai reikia 50 subscriberių. Norėčiau, kad gautume 50 subscriberių, nes tada mes galėsime streaminti visi ir streamai yra geri. Daug kas mėgsta streamus iš tikrųjų. Turbūt jums kils klausimas, apie ką streaminsim. Tai streaminimas labiau bus apie Minecraft'ą, nes tai turbūt labiausiai žaidimą, kurį aš žaidžiu. Bus streamai ant serverio, bus streamai ant paprasto Minecraft'o survival, ant kurio ilgai nefilmuoju. Kaip sakiau, atleiskit, ilgai nefilmuoju, nes ir šventės, ir mano recording software pradeda strigti. Aš ant laptopo gerai nufilmuoju viską, bet aš, kai būnu prie kompo, aš dar nežinau, kaip nufilmuoti. Tai jeigu turit pasiūlymų, prašau parašykite komentaruose. O šiaip tais, dar aš, kai filmuoju ant PlayStation'o, kartais nenusifilmuoja. Tai yra dar keletą problemų ir labai atleiskit, kad ilgai nepausinau. Kaip sakiau, aišku, aš papausinau ten mini tokį short, aišku, nes jau gamint ir taip toliau, ruoštis, bandyti filmuoti kažką, bet niekaip nepavyko. Tai čia yra toks video gal po kokią mėnesio max, tai sveiki visi atvykę, kaip sakiau. Ir jeigu kažkas nauji, aš pradėsiu pustinti ant TikTok'o, tai irgi paminėsiu savo aprašyme pilnai kanalą, tai jeigu sugebėsiu, aš kažkaip įklijuosiu savo nuorodą. Ir dar aš šiaip turiu Discord'o serverį, turėsiu ir įkelsiu Twitch'o accountą, nes kol kas dar streamint aš negaliu totaliai, nes aš neįsivaizduoju, kokį dar būdu streamint, tai reikia irgi išsiaiškinti. Tai jo. O šiaip, tai dabar bus toks labiau mini procesas, kaip darau texture packą, tipo visi klausykitės. Čia bus toks mini procesas. Aš papaustinsiu kelias nuotraukas, ką aš dabar iš tikrųjų darau. Tai taip. Čia yra toks mini video, čia tikrai ne šortas, bet čia kokių max 5 minučių, 5 minučių video. Aišku, aš dabar jokių ten intro ar ten outro nedėsiu, ten čia lengvai sueditinsiu viską taip ir taip. Ir kaip sakiau, ačiū, kad žiūrėjote ir ate! Arba ne te. Tai jeigu aš nežinau, apie ką daugiau kalbėti, šiaip aišku, jūs susipažinot su mano nauji žmonėm. Tai yra Mr. Tiger ir Sonika. Tai aišku, jie amžinai vėl pasako savo vardą, nes jie tik iš tikrųjų papaustinau vieną video. Tai
aš dar sueditinsiu kokį antrą video visi, tai gal bus dar kokie 2 video. Ir aišku, mes kursimės naujus PNG tuberius, mes turėjom juos 3D, bet aš suradau tokį mielesnį būdą ir patogesnį, kad jeigu filmuotume ant kažkokio kito žaidimo, mes galėtume patogiai filmuoti, nes aš papasakosiu, kaip tai vyksta su 3D mano VTuberiu. 3D VTuberis naudoja veidą, jis naudoja priekinę kamerą, bet kai tu ją apverti, tavo VTuberis užstringa, jis automatiškai neveikia ir taip toliau. Tai čia buvo vienas pavyzdys, kai mes bandėm filmuoti iš tikrųjų pirmą mūsų video, bet tai nepavyko dėl to, nes aš filmavau su PNG VTuberiu ir jis labai stipriai įstrigo. Aš jokių būdų negalėjau jo sutvarkyti, net ir bandžiau savo būdu, bet kas yra problema, kad aš ant telefono su PNG tuberiu negalėsiu filmuoti, tai yra didžiausia problema, tai jeigu aš filmuosiu ant kažką ant telefono, tai sorry, bet PNG tuberio nebus, o jeigu filmuosiu ant kokio kompo ar kažką tokio, tai aš būtinai pabandysiu įklijuoti jį ar kažką, tai aišku, tik tais, kai ne roleplayins ar ten kažką, nes nelogiška, žinot, nelogiška. Ir labiausiai gal nauja serija bus Minecraft Survival, tai kentėkit to, bet aš nieko negaliu prižadėti dėl to, nes, kaip sakiau, man mokykla ir aš sunkiai turiu laiko tai. Jo. Gerai, jau tuom ir galėtų video baigtis. Šis yra toks trumpas mini video visiems pasakyti, kad aš gyvas, kad man viskas gerai, kad aš galiu paustinti toliau. Tik tais, kaip sakiau, aš dabar nelabai turiu laiko ir jeigu turite idėjų, ką filmuoti, prašau rašykite komentarus laisvai. Aš pats nebeturiu idėjų. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir ate!